Sveiki, čia mes Piliona kalba. Ir mes šį reportažą pranešėjai Adrija ir Karolis. Gegužės 3 dieną gimnazijoje vyko 3 klasės vadovės Vilmos ir jos mokinių organizuojamas pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas Mane augino žodžiai 2024. Skambėjo eilės mamai ir tėčiui, sesutei apie varlę, kopūstą, bėdą, lietų, juos, katinėlį, gintarėlį ir kitus. Sveikiname dalyvius ir laimėtojus. Gegužės 7 dieną vyko Lietuvos Šaulių sąjungos didžiojo Šaulių antrosios rinktinės organizuotos veiklos. Manęs nebuvo, bet mano kolegos buvo, tai labiau papasakos. Taip, tai vyko estafetės, su Adrija visose dalyvavom, sekėsi visai gan įdomiai, tada davė su airsoftiniais ginklais pašaudyti taikinius. Iš tikrųjų tai visai neblogai. Aš prašoju. Taip, o toliau nuėjom surinkti palapinių, mokėmės, kaip reikia surinkti karinės palapinės. Surinkai? Sekėsi. Na, o vėliau ėjom pavalgyti, gavom sausų davinių, maistas buvo gan skanus. Aš ten pasivagiau gėrimų ir gumos. Vagėlė. Taip, o link galo reikėjo uždėti turniketus ir sekėsi gan visai įdomiai. Taip, tai video. Jo. Grįžta dešinė ranka, sakiau! Grįžta dešinė ranka, sakiau! Dešinė ranka! Žodžiu, jeigu Gutė būtų šavam pagalbininkė, tai aš jau mirčiau seniai. Jau be rankos. Nu, kaip nuotaikos po pupų? Šiaip gal visai neblogos. Jo, sekėsi, manau, visai normaliai. Apie kokią temą rašėt? Laisvė? 10 minučių klausiu temą eina. Jo, Aš apie irgi, laisvę. manau, buvo pati paprasčiausia iš tų visų. Jo, ten eina, savo viena tai ilga. Net nepamenu tos temas iš tikrųjų. Bet aš kaip valgytusi mane per tą rašinį. Jo, labai aš irgi. Tos 3 valandas labai lėtai šiaipėjo. Ir norėjęs labai namo ir atgal į lovą. Jo. Bet laiko užteko, viskas gerai. Jo, aš irgi. Šiaip jau daug kas anksčiau pabaigė iš Jo. tikrųjų. Jo. Gerai, kadangi mes pažįstami kaip ir nuo 1 klasės, jūs nuo darželio, ar ne? Laikome vieni kitus savo draugais. Geriausias, aš tai laikau jūs savo geriausias. Jo, visi kita. Taip, esi irgi. Tai gal gausi? Daug. Šiaip, o nuo 1 klasės lengva buvo prisitaikyti prie klasės mūsų. Labai iš tikrųjų. Nes daug kas irgi nuo darželio buvo. Jo. Aš tik atėjau nieko nežinodama visiškai. Tai man dar biškai sunkiau, bet manau įsiliejom visi į klasę ir taip. Daug Dabar prikalbėjau. smagi šeima esam. Didelė, ūkinė šeima. Didelė ūkinė šeima. Jo, taip gaila, kad aš žemė. Bulvekas jau visi kartu. Taip pat norime pasveikinti su gimtadieniu mūsų buvusią pradinių klasių auklėtoją Nijolę. Labai jūsų pasiilgome ir linkime kantrybės ir sėkmės. Zita, gimtadienio proga jums turime pasveikinimą. Kad niekas durų netrankytų, O klaviatūra vis atklausytų kad šypsena nedingtų iš veidelio. ir nenervuokit jūs virgelio, kad nenulėktų jis nuo kelio. Gegužės 3 dieną. Gal kažką palinkėt, kadangi